Žemaičiai pasaulinę Žemės dieną paženklino įvairiais akcentais. Vieni surengė inkilėlių kėlimo ir paukščių sugrįžimo šventes, kiti organizavo liaudiškas vakarones, treti leidosi į ekologinius žygius. Telšiškiai, išreikšdami meilę ir pagarbą motinai žemei, susirinko Nepriklausomybės aikštėje ir paskelbė šių metų miestelėnų devizą "Noriu matyti savo miestą švaresnį". Prie savivaldybės šalia Lietuvos ir Žemaitijos vėliavų suplevėsavo iškilmingai ir Žemės vėliava. O didelė grupė važinėjimo dviračiais entuziastų buvo palydėta į ekologinį žygį. Kranto vidurinės jauniesiems mokinukams. Džiaugiuosi, kad miestas gražėja, kad švarėja su kiekvienais metais, nes tai yra visų jūsų dėka. Mes norim, kad mūsų miestas būtų švarus ir žemę reikia branginti, aišku. Sveikinu su pasaulio Žemės diena ir linkiu, kad ir ateityje mūsų miestas švarėtų, kad mes visi prisidėtumėm prie šito tokio mūsų darbo ir linkiu geros dienos visiems. Dėkojame merui. O dabar norėčiau paprašyti Bronislavą Baimą. Sveikinu jūs visus su įsibėgėjančiu to pavasariu. Noriu palinkėti jums, kad kai tik tai geros nuotaikos ir gerų darbų mūsų žemėje, kad jūsų tas ryžtas lydėtų jūs visus metus. Iš tikrųjų, jog kovo 20 tai yra ta diena, kada jau visoje žemėje susilygina diena su naktim. Tai reiškia, kad nugali šviesa, nugali saulė, ateina pavasaris. Mes Lietuvoje, kaip tai minėjo, jau 20 kartą švenčiam Žemės dieną. Šie metai ypatingi to, kad yra jubiliejiniai 20, bet jie yra ir paskelbti mūsų Dainiaus Maironių metais. Tai 150 metų nuo jo gimimo. O mes visi žinome, kad mūsų Dainius Maironis įkvėpė gražiais posmais mylėti mūsų Lietuvą, žemę, tai kaip tik tai tą motulę žemę, nes žemė yra visų mūsų motina. Ir mes šiandien turbūt visi norim pasiryžti būti geri šitai mūsų motinai žemei, būti tvarkingi, gyventi taip, kad juos neskriaustume. O žemė tikrai, kaip ir motina, kiekviena myli savo vaikus, kaip ir žemė myli mus visus ir mes būkim verti šitos meilės. Dėkoju Rėdoje už savo paminėjimą. Čempionas, Europos čempionato dalyvis ir taip pat būti sporto varžybų prisidėjimas. Labą dieną visi susirinkusi. Smagu matyti, kad ne visi tai įsigando blogą orą. Tai šiandien mes važiuosim pro Telšius, padarysim parodomąjį pravažiavimą. Judėsim link Turgaus aikštės, paskui Daukanto gatvę, pro Stotį, grįšim Sedos gatvę, aplankysime motelį Branšą, paskui grįšim vėl per miestą, pro Karaliaus Mindaugo gatvę, Plungės gatvę ir nuvažiuosim prie Ilgės ežerą, kur mūsų lauks staigmena. Netgi aš nežinau, kas ten bus. Tai va, tai noriu pasveikinti irgi su Žemės diena, švarinkiam gamtą, būkim aktyvus ir sportaukiam su dviračiais kartu. Lygiaujamės visi koloną, keturių. Jo, su Daina dainuotis. Tu ten senai važinėjai dviračiais? Nu, kiek atsimenu, nuo 8 metų. O dabar paėmė jį dažnai į ranką? Nu, vasarą tai pasivažinėjai. Kadangi turiu dviratį, tai neišnaudot, tai negaliu palikti stovinti. Tai savo pavyzdžių ir kitus tai patraukt gali, ar ne? Nu, šiaip patraukiu ir sūnus važinėjas, ir žmona, ir aš pats po biškį. Nu, mėgėjiškai. A šiandien nebijai sušalti? Ne, ne. O, nu sėkmės tam tai. Gerai, dėkui.
Nu, aš su šalota peršlapą. Čia telšių skautai. Nu, į kontą. Pakomentuokit, kada. Mes iš tikrųjų pripratę Tai prie šito skauta dalyko. labai ištvermingi yra, ne? O, bet palūžo. Posė atsirašė jau. Nu. O skautą išlieka. Nu, išlikom. Akis Pažiūrėkit, nulūža. Ne. Atsirašė. Viskas gerai. Čia žemaičių tarmė. Atsifutbolina. Kalbininką mes iš tikrųjų esam. Bet Žemaičių. čia keista. Jo, iš to mes ir išlemens. O čia per teliką rodys. Žinoma, tą gyvs. A čia per teliką rodys. Bet su šlapos, ne? Jei nerodys, tai nežinokit. Ar rodys per televizorių? Aha. O taip, pa. Valandų rodys. Kęstuti, kiek tikslą pasiekė maždaug? 30 km. Kiek išvažiavo, tiek ir pasiekė. Čiut, padėdė, viens kitiem padėdami, pastumdami į kalną. Bet oras, kad iššau iš būdos nelystų, ne? Bet dviratininkam reiškia, ne to reikšmės orai. Bet čia tikri žemės mylėtojai. Taip, jie sako, sportininkai taip sako. Blogo oro nėra, yra bloga apranga. Tai taip ir čia. Pasirinkom aprangą, nu ir pabiški. Nu tai čia gerą pavyzdį parodyti, kad ir valčiai nebė iš sunkumų. Tokie pat žmonės tą patį valčią, iš tų pačių žmonių. O Alvita ar važiavai? Aš su mašina. Šį kartą, kitas į... Jo, o kitas iki iš tikrųjų su dviračiu važiuosiu. Nes neturėjau dviračio. Iš vis neturi? Neturiu, o tas ir kad neturiu. O savivaldybė galėtų nupirkti tokių O mes apie pagalvosim, kada ateičiai, vat girdi. Ja, gal nebus oranžinį dviračią. Jo, ne oranžinis dviratis, bet vis tiek bus dviratis. Direktorė, on stadijos. Noriu važinėkėti. Kęstuti, galėtų daugiau telšiškę dviračiais važinėti. Dabar maš pakrants sutvarkys ten šalia. Nu, šiaip juk yra ruošiam specialus dviračių takų planas ir bus ežero pakrantį sutvarkyti ir ateitis planuos, kad per sujungt Šiaulių plentą ten turėtų pro Degaičių dviračių taks pro ežerą, taip tokia sistema, kad galėtumėm atvažiuoti iki Germonto arba į Ilgis ežerą. Simboliška iš tikrųjų žemės diena, tai reikėtų tokia agituoti, kad žmonės daugiau važinėtų dviračiais, nes pažiūrėkim užsienyje, tai ten praktiškai prie kiekvienos įstaigas yra po kokį 100 ar 50 stovų dviračiam į pilnį praktiškai prirakinti, o ne kaip pas mūsų 100 mašinų, bet vieną dviratį nėra kur pastatytą prirakinti. Aš jau padarytų baigal. Lėktov. Nu, lėktov, be dujų, be nieko. Be benzina? Nu, elektrėlį. Aš galvojau, savim varom. Nu, Antanas stums, aš vairos. Gražesnį pusę. Čia dabar gerą prilaužau. Labai. Šiluma brongyje. Ekspertas turiu, bet matai, kad dabar Gabrielė, nusivaliai žakį. Aiko. Gustas. Ei, pats minė dviratį? Aha. Nu, neįsigunda? Ne. Tokiu ar bijau? Nebijau niekas. O kas čia tavo draugė, ar kaip čia? Čia klasiokai iš Kranto vidurinis. Kur? Kranto vidurinis, 3 B. Klasė. Ir jūsų čia moksleiviai? Aš mama esu. Ai, mama. Ir jau iš mažens pratinat vaikus važiuoti dviračiai? Nu, mėginam sportuoti. O jūs pati dviratininkė? Ne. Pirmą kartą važiuoju tokias stafetės. Va. Nu, gerai. Labai sunkiai, ne? Nesunkiai. Dava nevalį, dar išsikėpikės, man nevalį. Nu, davai dabar jau. Ai, dabar jau per ilgs. A čia žemės gamtos dauna. Jau gali valgyti. Gal, šiaip iš esmės čia vis valgom, bet nekepam. Nu, reik dabar Ant laužo duoną iškepam, ar ne? Nu. Aš buvau. Čia per mėšmą reik pasiruošti. Taip, taip. Eisim duonos kepti.
Planuojam sekantą, reikės va čia organizuoti. O tada Liepos 1 žadat daryti? Sekmadienį. O, tai jau didelį. Bet taigi nieks neliep. Taip sakant, dalyvauk. Tai kaip sekės? Gera. Gera, visi veik, man atrodo, atvažiavom visi saugę, gražiai su palyda. Nu tai rezultatas toks, kaip ir malonus. Jo, kad tas oras nelepien, bet gerai, štai atvažiavom staigmenėlį visi. Jeigu jau tokių orų neįsigom, tai žmonės, kur čia važiavo, myl žemę. Na jo, tikra. Neabejingi jau. Čia savivaldybinės jau. Tik tas pakvieti sudalyvauti irgi tokiam renginį, nes vis tiek sportuoju su dviračiu, gamtu daug laiko praleidu. Esu orientacininkas, bėgiu po miškus, tai vis tiek prie to pasidėjus malonės sudalyvauti. Tai tamst orientacininkas daugiau? Ja, orientavimas. Kokių ir laurą esate jau turėjot, kokių nuskynę, ne? Daug kartinis, Lietuvos čempionas esu. Lietuvo vienas iš stipresnių, sakykime, o taip. Čia Telšiuos iš vis ir stiprus orientacininkas, ne? Telšius dabar nebėjo orientacininkas. Anksčiau, kaip aš dabar moksleiviuose, tai buvo stipriai, o dabar, kaip sak, nei treneriaus, nei kas dirbs, tas vakas, niekam dirbti ir viskas. Orientacininkas apie niekas iš seniau, esam tokie vyresni, viskas. Aha, tai kiaurą peršlapota, ne? Nu, šlapė buvo. Ir iš apačios nurato taškus ir iš viešos. Iš visų pusių. Nu, bet atsparom parodė ir žemaitišką charakterį. Neišsigondom. Svarbu, kad nieks nesusirgtų, jis gera būtų. Nu, sėkmės. Nu, dėk. Dabar kiaulėta mašina kep. Davai, sakykite, jūs čia patys dėkite. Mėgėjų dėmesį, noriu paklausti, ar norėtume dar sykį važiuoti? Dabar. Pavyzdžiui, rytoj. Sribos neužteks. Žemės dienos pratęsimą. Trečiadienį. Iš tikrųjų, norėčiau pirmiausia labai pasidžiaugti jūsų drąsa, aktyvumu ir iš viso, jūs esat fantastiški. Tos mokyklos, kurios buvo ir užsiregistravę, visi ir dalyvaujat. Ir esat šaunuoliai. Ir svarbiausia, kad jūs, kaip pasakyti, vaišinatės tikrai šiandien čia ir ne saldainiai, ne tortai, bet ekologiškas maistas ant ekologiškos ugnies, kaip mes kad sakėm. Ir tikimės jūsų aktyvumo ir dar labiau. Pasakykit savo draugams, kad kitą kartą mes irgi darysim ir jau čia buvo iš kai kurių tokia mintis, kad sako, turėtų būti tradicija tą dieną važiuoti su dviračiais. Galbūt ir kitą dieną, nežinau, sunku pasakyti, kad nebūtų tiek šalta, svarbiausia. Didžiausia problema, ko gero, buvo, kad šaltas oras. Ar ne? Bet mes įveikėm. Bet jūs įveikėt. Ir jūs esat šaunuoliai. Sušukim valio! Valio! Sekančiam kartui atsiveskit po 4 draugus ir važiuosim iki Lūksto ežero tikriausiai. Nėra blogo oro, yra minkštas padangas. Taip, kad policija lydės. Nelabai. Mokamai. Jo. Mokamai. Kam to skanu? Aha. Pirmą kartą gamto tai. Gerai, monto, pačiu, kur tu pieši. Tai to valgyt tą, tada dar ten. Jaučiasi.